pirmas Lietuvos Muay Thai federacijos renginys šiais metais ir tikiuosi, kad po to daug bus varžybų ir visi galėsit savo meistriškumą kelti varžybose, ne tik Lietuvoje, bet draugiškoje Estijoje, Lenkijoje ir Europos ir pasaulio čempionatuose. Pradedam. Turim tokią tradiciją, kad sausio 1 kartais 2 savaitgalį susirinkti visos federacijos lygmenių pas mus klube ir duoti naują impulsą naujiem atėjusiam metam. Nes tas šventinis periodas, kaip tik daugumoje klubų būna toks pusiau atostogų režimas, sportininkų šiek tiek formos krenta ir labai tie sparingai yra geras impulsas vėl pasitikrinti savo formą ir kibti darbą, ruoštis būtent šių metų, 26 metų startams. Važiavom į sparingus pas kolegas Jasiūnas Team klubą. Tai yra aukščiausio lygio, aukščiausio meistriškumo sparingai aplamai, kaip visi iš visų klubų susirenkam. Lietuvoje aukštesnio meistriškumo sparingų nebūna. Tai visada džiugu, kada jie juos daro ir kada mus pasikviečia. Ne pirmą kartą dalyvaujam. Tikrai, kai kviečia, kai Žydrūnas ar Martynas organizuoja sparingus pas save klube, tai tikrai visą laiką su dideliu malonumu atvažiuojam ir ypač, kai susirenka Lietuvos Muay Thai federacijos iš daugiau klubų, tokie bendri sparingai gaunas, tai tikrai džiaugiamės tai galimybę tobulėti. Sparingus tokius kaip šiandien vyko, greičiausiai organizuojam jau 10 metų reguliariai. Žinot, visada yra konfrontacija Vilnius-Kaunas. Tai į Vilnių važiuoti niekada nereikia motyvuoti. Kaip Vilniečiai visą laiką nori atvažiuoti į Kauną ir nugalėti kauniečius, taip ir kauniečiai nori atvažiuoti čia ir įrodyti tą, ką norėtų įrodyti. Ne visada pavyksta, žinoma, bet stengiamės. Tai Vilnius-Kaunas ir draugai, ir konkurentai ringe. Taip, kad važiuoti kažkur į kitus miestus reikia motyvacijos, o į Vilnių buvo tiek norinčių, gaila, kad ne visi suspėjo užsiregistruoti. Visi, kas suvažiavo, ypač jau šiemet darėm tam tikrą atranką, neleidom naujokam dalyvauti sparinguose, tai buvo jau aukštesnio sportinio meistriškumo talentų, sakykime, tokia kaip yra atranka. Tai nuo 14 metų ir vyresni, ir tie, kurie jau dalyvavę yra Lietuvos Muay Thai varžybose, kai kurie net Europos ir pasaulio čempionatų dalyviai šiandien va čia matėsi ir profesionalių turnyrų dalyvių buvo pilna. Tai va, tai labai smagu, kad mums tai pavyksta, kad mes tai darom ir kad tas mus motyvuoja toliau judėti, toliau populiarinti Lietuvoje Muay Thai. Sparingai visada naudingi yra dėl kelių priežasčių. Viena priežastis tai, kad susirenka treneriai, diskutuoja įvairiausiam temam ir švelniom ir šiek tiek griežtesnėm. Pasikalbam apie ateitį, ateities planus, o kovotojai pasikeičia savo strategijom, taktikom ir viens kitam šiek tiek suduoda į veidą. Kiekvienas sporto klubas turi savitą mokyklą, savitą stilių ir visi, kaip sakant, taip kaip supranta geriausiai, taip ir dirba. O čia galima susitikti su skirtingų stilistikų kovotojais, ar ne, nes per Muay Thai varžybas mes ir susitinkam tarp skirtingų klubų ir maišomės. Tai čia yra toks vienas žingsnelis iki varžybų ir išties tokie bendri sparingai tikrai duoda daug patirties, ypač jaunesniems kovotojams.
ruošimės sekantį visiems startam varžybų. Nusimatę kelias čia išvykas. Pirmą kartą išvažiuoti į Slovakiją ir paskiau turėsim galimai Lietuvoje dar varžybas ir stovyklą Estijoje. Mūsų klubo sportininkas Emilis Kukanauskas dalyvaus po savaitės vykstančioje stovykloje 3 dienų, kurią irgi organizuoja Martynas. Kiek vėliau turėsim keletą varžybų ir laukiam pagrindinio starto turbūt šį pusmetį, tai yra Lietuvos Muay Thai čempionatas, o paskui jau nuo to bus galima atsispirti ir žiūrėti toliau. Sakykime, pirmas startas tai jau bus Ultimate profesionalų turnyre sausio 31 Vilniuje, tai mūsų Augustas Bagdonas ir Vakaris Didika stos į kovas. Aišku, taip gavos, kad jie kovos pagal kickbokso taisyklės. Aš asmeniškai tikrai jaučiuosi geroj formoje ir dar per tas likusias 3 savaitės, manau, pasieksiu savo geriausią formą ir sausio 31 parodysiu gražią kovą ir padarysiu tai, ką darau geriausiai. Forma dabar nėra bloga, yra labai gera, bet žinau, kad gali būti geresnė ir ties tuo dirbam. Treniruojamės, dabar buvo sparingai, išsibandžiau tą, ką treniruojamės, tą, ką ruošiam, tas veikia. Jaučiuosi labai gerai ir labai laukiu artėjančio turnyro, nes vyks Vilniui, senai kovojau ir noriu pasirodyti. Visus kviečiu sausio 31 į ateinančią UTMA 16 renginį. Bus tikrai daug gražių, įdomių kovų ir aš asmeniškai pažadu parodyti įdomią, gražią kovą ir, kaip sakau, darysiu tai, ką darau geriausiai. Šiem metam turim intensyvų varžybų grafiką nusimatę, tai dabar atviras Slovakijos Muay Thai čempionatas vasario 1 savaitgalį vyks, po to vėl Lenkijos atviri turnyrai mūsų laukia. Tai ir artėjantis, aišku, Lietuvos Muay Thai čempionatas, kuriam mes norim pademonstruoti savo klubo, sakykime, gerą formą ir užimti galbūt vėl pirmą vietą pagal rezultatus, gal antrą, nesvarbu, nes konkurencija visada yra gerai. Norim, kad ir kiti klubai mūsų lygiuotas ir bandytų mūsų aplenkti. Tai tada Lietuvos Muay Thai bus dar stipresnis, dar, sakykime, toks visiems, kaip pavyzdžių galės tapti visiems kovotojams, kurie norės siekti aukštų tikslų. Mariau, papasakok, kada į ringą grįžti? Aš net nebuvau iš jo išlipęs, o artimiausias sugrįžimas tai sausio 31 dieną. Tik tai, aišku, ne kaip kovotojas, o kaip sekundantas, kaip visą laiką. Nes Vilniuje bus geras, stiprus turnyras. Visada lipant į ringą turbūt jaučiasi jaudulys. Pasakyk, kas labiau jaudina, kas labiau slegia, ar egzaminas ar kova? Žinokit, nesenai rašiau matematikos egzaminą, žinokit, daugiau streso patyriau negu kovoj, tiesą pasakys. Ja, tikiuosi išlaikiau. Visiems sportininkam norėčiau palinkėti, tie, kurie šiandien buvo, pasitikrinot savo jėgas, išbandėt ir sekėsi ar nesisekė, nesustokit svajoti ir siekti savo sportinių tikslų. Vieni sparingai ar vienos varžybos niekad nelemia viso jūsų likimo sportinio, tai jūs kaip tik išanalizavę su treneriais savo minusus, darykit tai, kad pliusų būtų tik daugiau ir kad norėtumėt
dalyvauti sekančiuose sparinguose ir visose kitose Muay Thai varžybose.